Myro pilis šiuolaikinės Baltarusijos teritorijoje įsikūrusi 16 amžiaus pradžioje, viena iš didžiausių ir geriausiai išlikusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilių. 2010 metais joje atidarytas muziejus, kurį vien tik pernai aplankė 285 tūkstančiai turistų. Nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniuje, nemažiau įspūdingas architektūrinis šedevras liudijantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją ir laimėjimus, miesto gyventojams ir svečiams tapo atviras prieš pusę metų. Tad tarp šių dviejų atminties institucijų šią žiemą pasirašyta bendradarbiavimo sutartis atvėrė naujas galimybės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos tyrinėjimams ir bendriems projektams. Labai džiugina, tai bus jau 4. ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos institucijomis ir ta sutartis akivaizdžiai liudija ir kitos sutartis, jog Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinė tradicija toliau yra gyva. Ji mus jungia, teikia mums idėjų bendradarbiavimui, turime bendrą paveldą, bendrą istoriją, kurią turime rūpintis, kurią turime aktualinti ir propaguoti. Įdomu, kad ir viena, ir kita istorinė rezidencija panašių metų pradėta vieną restauruoti, pritaikyti muziejiniai funkcijai, kitą atkurti ir irgi pritaikyti muziejiniai funkcijai, iš esmės tuo pačiu metu. Prieš kelerius metus tokio pobūdžio sutartys sudarytos su Gardino pilyje įsikūrusią kultūros įstaigą Gardino valstybiniu istorijos ir archeologijos muziejumi ir Baltarusijos valstybinė įstaiga Nacionaliniu istorijos ir kultūros muziejumi draustiniu Nesvyžius. Pasirašoma tikrai svarbi sutartis dviejų istorinių pilių, istorijos paminklų, objektų apie bendradarbiavimą. Lietuvai ir Baltarusijai tenka labai svarbi misija, jungiant Europos rytus ir vakarus, šiaurę ir pietus, jungiant Europos praeitį su jos dabartimi ir ateitimi, stengiantis, kad mūsų žemyno, mūsų žemių vėl nesuplėšytų įtampos, totalitarizmai. Visada sakiau ir sakau savo kalbose ir tostuose, kad Baltarusija ir Lietuva turi sieti ne tik garbinga praeitis, bet ir nemažiau garbinga ateitis. Tai, kad žinome, jog mus sieja vieninga bendra istorija ir tai vertiname, mums padeda sėkmingai bendradarbiauti ne tik kultūros, bet ir mokslo, sporto, ekonomikos srityse. Norėčiau dar kartą pabrėžti tai, kad mes esame dvi viena kitai artimos tautos ir mus sieja bendra istorija. Todėl manau, kad bet kuris projektas bylojantis apie mūsų šalių bendrą kultūrinį paveldą liudija, kad turime draugauti, ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių ir jas gilinti. Myro pilis 2010 metais lankytojams atidaryta po 3 dešimtmečių restauravimo. Gotikinio stiliaus pastatas pradėtas statyti 15 amžiaus pabaigoje, baigtas 1520-aisiais. Pilį iš Bresto vaivados Jurgio Ščesnavičiaus Iljiničiaus paveldėjo Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Radvilos pilį baigė statyti renesanso stiliumi. Tiesa, po Napoleono karų pilis buvo apleista ir smarkiai apgriuvusi. 19 amžiaus pabaigoje ji buvo atstatyta ir pritaikyta gyventi, šalia pilies suformuotas parkas. Nuo 2000 metais pilis įtraukta į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. Myro pilies ansamblis yra vienas gražiausių LDK laikų istorinis paminklas, kuris yra įsikūręs Baltarusijos teritorijoje. Mums labai yra svarbi bendradarbiavimo sutartis pasirašyta tarp mūsų institucijos ir Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų. Mes matome tikrai ilgalaikės bendradarbiavimo perspektyvas, knygų leidybą, bendrų konferencijų organizavimą. Taigi ir savo laidos žiūrovams siūlome apsilankyti Valdovų rūmų muziejuje ir atrasti Myro pilies ansamblį. Taigi dar kartą prisiminti mūsų istoriją ir laimėjimus ir pasisemti įkvėpimo asmeniniams laimėjimams, kurie taip pat garsintų mūsų šalį, kaip ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščių palikimas.